kalbant apie Vilniaus akademijos stendą, tai manau, kad darbai, nors ir labai skirtingi, bet puikiai atspindi, ko gero, akademijos irgi aukštą lygį ir tą eksperimentinį tokį pobūdį ir ieškojimus. Matau, kad studentai mūsų yra kūrybiški ir jie yra lygiaverčiai europinių lygmenių ir čia jų darbai puikiai reprezentuoja šiuolaikinės tendencijos, kurias mes matome čia visuose aukštųjų mokyklų Europos ekspozicijose. Puikus pavyzdys, kai ne lokacija apsprendžia jūsų galimybės, tai tik jūsų ambicijos ir kūrybiškumas lemia, kur jūs atsidursit ir kur jūsų darbai iškeliaus. O kūrybos vieta ji gali būti ir mažam nedideliam miestelį, tokiam kaip Telšiuose, su labai dėkinga infrastruktūra studijomis ir įdomiai dirbančiais dėstytojais ir studentais. Kalbant specialiai apie Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetą, tai galiu pasakyti, kad ten esančios studijų programos suteikia itin daug laisvės eksperimentam ir ieškojimam. Manau, kad tai galėčiau paminėti kaip Telšių fakulteto tokį labai gerą ir labai šaunų dalyką. Tai ta laisvė eksperimentuoti ir keliauti po dirbtuves ir bandyti, ieškoti ir tuomet pristatyti savo darbus dizaino savaitėj Olandijoje. Šaunu. Iš tikrųjų labai drąsūs eksperimentai ir jie kūrybiški, įdomus, verčiantis mąstyti, ieškoti sprendimų ir iš tikrųjų siūlyti kažkokius tai variantus, sakykime, kažkokius ieškojimus, kurie galbūt išvirstų į kažkokius konkrečius objektus.